Labadiena. Tęsime mūsų paskaitų ciklą apie grafinio dizaino principus. Prieš tai pamokėlėje kalbėjome apie tai, kodėl tai yra svarbu ir apie metaforų svarbą. Jeigu jau žinote tai, einame prie kitų grafinio dizaino principų. Ir šiandien kalbėsime apie aiškumą, pastovumą, lygiavimą, gretimumą ir kontrastą. Kas yra aiškumas? Vėlgi, kaip ir visos vartotojo sąsajos arba grafinės vartotojo sąsajos temos, tai yra pakankamai filosofinė mintis. Tačiau, kai mes sakome graži vartotojo sąsaja, labai dažnai kyla klausimas, o kas yra grožis? Nes kiekvienas grožį suvokia skirtingai. Todėl, kurdami vartotojo sąsajas, mes sakome, kad gražu yra tai, kas yra lengvai suprantama ir paprasta. Iš čia kyla žodis aiškumas. Vienas iš pagrindinių dizaino principų. Mes nemokysime to, kaip kurti meninius paveikslus arba meninės vartotojo sąsajas. Mes moksime, kaip kurti paprastas vartotojo sąsajas, kurios yra patrauklios vartotojui. Taigi, aiškumas. Labai trumpai apibrėžiant vienu sakiniu, tai būtų, jog kiekvienas elementas vartotojo sąsajoje turi ten būti dėl kažkokios priežasties. Jeigu priežasties nėra, elemento irgi neturi būti. Ir ta priežastis ne tik, kad turi būti, ir tik jūs ją turėtumėte žinoti, bet jinai turėtų būti labai aiški priežastis. Kadangi, prisiminkite vieną taisyklę, mažiau yra daugiau, kuri labai dažnai taikoma vartotojų sąsajose. Pažvelkite į mūsų ekraną ir viršutinėme paveiksliuko lange jūs matote grotuvą su daug funkcijų. Jeigu pastebite, raudoni mygtukai turi įvairias grafinės metaforas arba grafinius paveiksliukus. Tačiau, ar jūs žinote, kurį pasirinkti norint atidaryti naują dainą, tarkim, arba paleisti naują dainą? Ar viskas aišku? Maža užduotėlė. Vien matydami dabar šitą paveiksliuką parašykite, ką daro kiekvienas raudonas mygtukas esantis šitos formos lange. Taigi 1 minutė. Taigi, grįžtame į paskaitą, kaip sekėsi. Ar tikrai aiškus buvo kiekvienas mygtukas? Pavyzdžiui, ką reiškia mygtukas mid o radio? Kažkas susijęs su radija, o mid mail? Ar apie dainas galima siųsti elektroninius laiškus? Gal jūs supratote kitaip? Tačiau, jeigu kyla klausimų, ką vienas ar kitas mygtukas gali daryti, ir tai nėra žaidimas, reiškia vartotojo sąsaja nėra aiški. Pati sąvoka aiškumas sąlygoja tai, jog kiekvienas vartotojas turėtų suprasti tą pačią vartotojo sąsają vienodai. Tačiau, apatinėme paveikslėlyje matote pavyzdį, kada daugiau yra daugiau. Jūs taip pat matote čia muzikos tam tikro grotuvo arba muzikos kūrimo prietaiso valdymo skydelį, kuriame informacija yra išdėstyta aiškiai. Slankikliai taip pat yra išdėstyti aiškiai, nors jų yra labai daug, tačiau kiekvienas iš slankiklių turi atitikimą, vizualų atitikimą funkcijos ir ką tas slankiklis daro. Kuo skiriasi šitie du pavyzdžiai? Atkreipkite dėmesį. Visų pirma išdėstymų, visų antra sistemingumu ir tam tikrais tarpais. Taigi, kokios yra pagrindinės taisyklės, kaip sukurti aiškumą? Viena iš esminių taisyklių yra vadinamoji balta vieta arba tuščias plotas.
tuščia erdvė. Viena iš taisyklių sako, kad per daug tuščios erdvės irgi nėra gerai. Jeigu jūs visą formą padarote tokio dydžio, o pats funkcionalumas yra tokiame mažame langelyje, tai nėra gerai. Tačiau, jeigu elementai yra išmėtyti bet kaip ir aplinkui nėra tarpų tinkamo dydžio, tai vėlgi nėra gerai, nes nėra aiškumo. Taigi, trumpai tariant, balta erdvė, jinai padeda akiai slysti jūsų fonu ir surasti reikiamą informaciją. Taip pat suteikia galimybę pamatyti simetriją ir balansą tarp skirtingų elementų, kuris yra didesnis, kuris yra mažesnis. Nes jeigu elementai yra skirtingų dydžių, bet jie yra išmėtyti vienas su kitu, tokiu atveju jūs iš karto irgi negalite pastebėti, kuris elementas yra svarbesnis, jeigu svarbumas yra sąlygojamas jo dydžio. Taip pat tuščias plotas, arba vadinamoji balta erdvė, sustiprina jūsų dėmesį į tam tikrą specifinę žinutę. Jeigu apie tam tikrą žinutę yra tuščias plotas, jūs ją pirmiausia pastebėsite. Dar labai svarbu. Dirbant kompiuteriu, akys labai pavargsta. Ir jom reikia poilsio. Ir tušti tarpai padeda akim ilsėtis, kadangi greičiau supranta informaciją ir nereikia įtemptai žiūrėti tą ekraną. Galiausiai, kam naudoti tuos tuščius tarpus? Jie yra naudojami paprastumui, elegantiškumui, lygiavimui, nudailinimui sukurti. Pavyzdys. Ekrane matote interneto svetainę, kuri turėtų būti aiški. Kas yra aiškumas, ką tik išsiaiškinome. Klausimas jums. Ar ji yra aiški? Vėlgi, duodu 10 sekundžių parašyti, kodėl manote, kad jinai yra aiški arba neaiški. 3, 2, 1, parašėte. Taigi, mano subjektyvia nuomonė, šitas dizainas yra labai neaiškus. Baltų plotų čia yra, tačiau atskirti informaciją nėra lengva ir akiai yra tikrai sunku stebėti šitą vaizdą. Rodau kitą pavyzdį. Vėlgi, ar dizainas yra aiškus, o gal aiškesnis negu prieš tai? Jau parašėte? Taigi, paprastai tariant, šio tinklapio dizainas jau yra daug aiškesnis, kadangi informacija yra, matote, ir sugrupuota, ir daugiau baltos erdvės, ir jinai yra sistemingai pateikta. Ir turime trečią pavyzdį. Labai daug baltos erdvės. Tačiau, ar tai garantuoja aiškumą? Kaip manote? Yra labai subjektyvu vertinti vieną ar kitą dizainą. Todėl vartotojų sąsajos kūrėjai mokinasi tam tikrų vartotojų sąsajų vertimo principų. Tam yra netgi atskiros specialybės, vartotojų sąsajų ekspertai. Tačiau jūs galite subjektyviai nuspręsti, ar sąsaja yra aiški ar neaiški. Ir kiekvienas tą mokate. Taigi, pasirinkite, kuris iš šitų 3 pavyzdžių jums yra aiškiausias. Bet nepamirškite, balta erdvė duoda aiškumo pojūtį. Antras iš punktų, kuriuo šiandien norėčiau aptarti, tai yra pastovumas. Kuriant bet kokią vartotojo sąsają, tiek žaidimo, tiek programinės įrangos, yra labai svarbu suvokti, kad einant nuo vieno dialogo lango prie kito, nuo vienos formos prie kitos, pati sąsaja turi būti darni tarpusavyje, turi kuo mažiau keistis. Tai galioja tiek elementų išdėstymui, tiek spalvoms, paveiksliukams, ikonoms, šriftų parinkimui, tekstui ir taip toliau. Tai galioja ne tik toje pačioje formoje, kad jūs neturite perkrauti ekrano įvairiausiais skirtingais šriftais, tačiau tai galioja ir tarp langų pačių, ir tarp formų.
Viena forma nuo kitos turi kuo mažiau skirtis. Jūs visada turite suprasti, kad vis dar esate toje pačioje programoje arba tame pačiame žaidime. Nes nuotaika, apie kurią kalbėjome praeitoje pamokėlėje, jinai turi būti sukurta ir išlaikyta. Metafora. Prisiminkite metaforą. Jeigu kūrėte niūrų žaidimą, tai reiškia, tą niūrumą ir turite išlaikyti, nepridedami kažkokių tai linksmų elementų tiesiog dėl šiaip savo. Turime pavyzdį. Vėlgi pažvelkime į ekraną ir turime interneto tinklapį. Kaip išlaikyti pastovumą? Tam, kad suprastumėte, jog paspaudus meniu punktą vis dar esate tame pačiame tinklapyje, tinklapio logotipas buvo sumažintas, bet perkeltas į kairę pusę. Ir todėl atsiranda ryšys, pastovumas tarp pirmo pagrindinio lango ir kitų langų. Be to, spalvų gama taip pat nepasikeitė. Ir netgi mygtukų forma, su kuriais galima valdyti meniu, taip pat nepasikeitė. Tai reiškia, kad tiek spalvos, tiek atvaizdai, tiek ikonos, tiek šriftai išliko stabilus. Šitos taisyklės turėtumėte laikytis ir jūs. Trečia grafinio dizaino taisyklė yra išlygiavimas. Apie išlygiavimą galima kalbėti daug. Rašydami bet kurį rašto darbą kyla klausimų, ar lygiuoti iš kairės, ar iš dešinės, ar iš abiejų pusių. Vienos taisyklės, kaip ir visada, kalbant apie grafinį dizainą, nėra. Viskas priklauso nuo konteksto. Ir nuo programos paskirties. Ir nuo vartotojų, kurie naudosis tą programą. Tarkim, visada turite atkreipti dėmesį, kad žmogaus akis slysta iš kairio kampo į dešinį, iš viršaus į apačią. Tai reiškia, kad ir lygiavimas turėtų prasidėti nuo viršaus į apačią. Lygiavimą labai gerai yra įvaldę tinklapių kūrėjai, kurie naudoja tam tikrus vadinamuosius tinklelius, kad suskirstytų savo darbo erdvę į meniu juostą, į pagalbinę juostą. Tiesiog suskaido lapą, jį subraižo ir tenai išdėlioja tam tikrus elementus. Ta patį daro žaidimų kūrėjai. Kadangi reikia paskirti, kur bus žaidimo erdvė, kur bus meniu erdvė, kur bus išėjimo erdvė, personažo erdvė ir taip toliau. Kiekvienos vartotojo sąsajos erdvę reikia suskaidyti. Tačiau suskaidimas, suskaidytų elementų rėmai turi būti išlygiuoti tarpusavyje. Jie turi atrodyti darniai. Neturi būti išmėtyti bet kaip. Be to, jie turi būti išdėlioti logiškai. Pavyzdžiui, jūs matote paveiksliuką su linijom. Kaip galima suskaidyti tam tikrą lapą. Kairiame pavyzdyje lapas yra suskaidytas į 5 dalis, antrame vėlgi į 5. Tačiau suskaidimas yra visiškai skirtingas. Tai priklauso, kaip ir minėjau, nuo funkcionalumo. Tinklelio kitas pavyzdys. Kaip galima skaidyti erdvę. Visiems labai gerai žinoma saugojimo forma yra jų matoma ekrane. Čia yra 2 pagrindiniai laukai. Tai visų pirma, apatinis meniu, kuris yra susijęs su failo saugojimu, failo vardu, tipu, saugojimu arba užbaigimu. Šitos funkcijos viršuje yra nurodoma, kur saugoti ir išdėstymo būdas. Ir vidurinis laukas yra skirtas būtent jūsų paveiksliukų sąrašui. Pagal tokį funkcionalumą yra labai gerai suskaidyti ir išdėlioti jūsų elementus. Lygiavimas. Dėl lygiavimo iš kairės, dešinės ar per vidurį yra labai svarbu pasirinkti vieną metodą ir jį naudoti visoje programoje. Jeigu nusprendėte, kad lygiuosite elementus iš kairės, tai taip ir darykite visuose languose. Jeigu iš dešinės, lygiai tas pats principas. Labai dažnai naujokai
mėgsta viską centruoti. Tačiau centravimas yra labai formalus metodas ir jeigu galvosite apie žaidimų kūrimą, tai centravimas ne visada jums tiks. Tiesiog vėlgi bandykite suprasti vartotojo poreikius, derinkite savo pirminį maketą su užsakovu. Gretimumo principas. Elementai, kurie yra netoli vienas kito, atrodo, kad turi ryšį. Kaip tai susijęti su realybė? Jeigu matote du žmonės stovinčių šalia vienas kito, jums atrodo, kad jie turi tam tikrą ryšį. Jeigu matote kompiuterį ir šalia jo esant USB raktą, jums irgi atrodo, kad jie turi ryšį. Kad tai yra kažkokia informacija iš kompiuterio. Lygiai tas pats galioja ir kuriant grafinį dizainą. Jeigu tam tikras tekstas, pavyzdžiui, laikas, tai, ką matote ekrane, yra toli nuo teksto įvedimo laukelio, atrodo, kad tie elementai yra nesujungti. Tačiau artinant šituos elementus, tekstą ir patį įvedimo laukelį, iš karto atsiranda jų ryšys, kurį sustiprina dvitaškis. Apatinėme pavyzdyje matote, kaip laikas su dvitaškiu iš karto parodo ryšį ir aiškumą. Ir tas aiškumas neleidžia žmogui pasiklysti formoje ir iš karto supranta, jog būtent į šitą laukelį reikia įvesti tam tikrą laiko vienetą. Kitas pavyzdys. Gretimumo. Kairėje pusėje matote, jog pagal dešinį kraštą yra išlygiuotas vardas, adresai, miestas, valstybė, telefonas, faksas. Ar šita informacija būtent taip pateikta, kaip matote ekrane, yra sugrupuota? Kyla klausimas. Nes, tarkime, vardas tai yra aiškus asmens identifikacijos mechanizmas. Adresas, miestas ir valstybė - viskas yra susijęs su žmogaus gyvenamąja vieta, lokacija, o telefonas ar faksas su komunikacija su juo. Taigi informacija galėtų būti kaip ir sugrupuojama, logiškai sugrupuojama pagal tam tikrus principus. Ir šiuo atveju vėlgi galioja gretimumo taisyklė. Elementai, kurie yra arčiau vienas kito, atrodo turintys ryšį. Todėl padarę tarpus tarp šitų grupių, jūs natūraliai atskiriate juos vieną nuo kito ir pasakote, jog šie elementai kažkuo skiriasi. Ir galiausiai dešinėje pusėje jūs matote labai blogą dizaino pavyzdį, kai elementai yra ir neišdėlioti, neišlyginti, nesugrupuoti, bet to išmėtyti bet kaip. Tai tokius dalykus galite daryti nebent žaidimuose, kurie yra vadinami surask tam tikrą elementą kažkur tai tarp išmaišytų elementų kitų. Tačiau programinės įrangos vartotojo sąsajoje to būtų geriau nedaryti. Ir paskutinis šioje pamokėlėje aptariamas dizaino principas yra kontrastas. Žodis labai dažnai girdėtas, labai dažnai sutinkamas, tačiau iš tikrųjų, kodėl kontrastas yra toks svarbus grafiniam dizainui? Nelaukiant paskaitos galo noriu užduoti namų darbų užduotį. Parašykite, kaip galima, kokiamis priemonėmis galima išskirti vieną elementą iš kitų. Tai reiškia sukurti kontrastą su kitais elementais. Taigi, ką daro kontrastas? Visų pirma, kontrastingi elementai vienas su kitu pritraukia jūsų dėmesį. Dėmesio koncentravimas yra labai svarbus, ypač kuriant tam tikrą žaidimą arba kuriant tam tikrą funkciją. Kuriant žaidimus labai svarbu koncentruoti dėmesį, tarkim, jeigu pirmos asmens šaudyklės, ne į, tarkim, ginklus, o į priešus. Nesvarbu, kokio dydžio jie būtų. Taigi, tam reikia sukurti kontrastą. Kontrastą nuo, tarkim, ginklų sandėlio.
Pagrindinė funkcija kontrasto – koncentruoti dėmesį. Antra funkcija – išskirti aktyvius elementus nuo pasyvių elementų. Jeigu esate matę, būna tokie užpilkinti laukai, kurie yra neaktyvūs, o aktyvūs laukai yra tamsesnė pilka spalva ir ant jų, pavyzdžiui, parašyta juodomis raidėmis. Tai reiškia, kad kontrastas padeda atskirti aktyvius elementus ir pasyvius elementus. Taip pat kontrastas gali būti naudojamas apibrėžti dominuojančius elementus. Tuos, kurie yra svarbiausi, kurie yra didžiausi, kurių įtaka jūsų vartotojo sąsajoje yra svarbiausia. Geometrija. Kontrastų geometrija irgi yra labai svarbi. Ką reiškia geometrija šitoj vietoj? Dydžiu, vienas elementas yra didesnis, kitas mažesnis, jūs galite sukurti kontrastą. Išskirti vieną elementą nuo kitų. Kaip minėjau, namų darbų užduotis buvo. Kaip dar galite sukurti kontrastą? Užsiminsiu, kad tai yra daroma ir spalvomis, ir tarpais, ir šriftais, o gal dar kažkuo. Pavyzdys. Šiame pavyzdyje, kurį matote, pagrindinis šito tinklapio tikslas yra sukurti skrydžių arba kelionės užsakymo formą. Reiškia, jog kontrastas, kontrastinga vieta turėtų būti ta, į kurią koncentruojamas pagrindinis dėmesys. O šiuo atveju dėmesys turėtų būti koncentruojamas į skrydžio arba kelionės pasirinkimo vietą. Todėl šita vieta yra nuspalvinta kita spalva ir dar apibrėžta tam tikrų rėmų. Taip yra sukuriamas kontrastas nuo aplinkinės informacijos. Šioje paskaitėlėje aptarėme pagrindinius vizualaus dizaino principus, kuriuos reikia taikyti, norint sukurti vartotojo sąsajos arba žaidimo vartotojo sąsajos dizainą. Kitose šios temos paskaitėlėse kalbėsime apie spalvas ir apie tipografiją, kadangi tiek spalvos, tiek šriftų parinkimai yra labai svarbus vartotojo sąsajai. O šiandien prašau atlikti namų darbus, kurie yra užduoti paskaitos viduryje. Ir iki kito karto.